Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie tai, kad ląstelės ne tik maitinasi, bet jos ir yra ištroškusios. Jas reikia pagirdyti. Ir žinoma, esate girdėję, kad be vandens tikrai 2 paras tik tai tą gali išgyventi žmogus, be maisto 40 dienų, bet be vandens iš tikrųjų jokie procesai ir nevyksta, kadangi mes esame patys apie 90% sudėti iš vandens. Tai ląstelės irgi jos reikalauja. Ne visada žmogus jaučia troškulį, tikrai ne visada, bet visada reikia atsiminti, kad jeigu norite, kad jūsų virškinimo sistema gerai dirbtų, kad nervinė sistema gerai dirbtų, kad visas organizmas būtų energingas ir turėtų gerą nuotaiką, reikia gerti vandenį. Jautriausiai pradeda reaguoti nervinė sistema ir pradedame darytis irzlus, atrodo tarsi rūkas kažkoks uždengia mūsų galvą ir tai parodo, kad jau yra pirmieji dehidracijos požymiai. Taip pat, jeigu pamatome, kad šlapimas yra tamsesnis, o jis turi skaisčiai geltonos spalvos būti, jau kalba apie tai, kad ląstelės išties stokoja vandens. Ir žinome, patinimai. Daug kas nesuveda galų, aišku, jų priežasčių gali būti tikrai daug, bet jeigu ištyrę gydytojai ir esate, sako, sveiki, tai pažiūrėkite, ar tikrai netrūksta organizme vandens. Nes vėlgi gerai judėti limfai reikalingas vanduo, nes jos terpė yra bazinė ir ji apskritai lėtai juda, bet jeigu dar ir negeriame vandens, ji užsistovi kaip bala dėl to, kad darosi tiršta. Tai vandenukas yra tikrai būtinas kiekvienai ląsteliai, tai ir kepenų, ir kaip minėjau, virškinimo sistema netgi apie litrą, net pusantro gali pasiimti vandens. Vanduo skaitomas tas, kuris nėra arbata, kava, sultis, sriuba. Tai yra tiesiog vanduo. Gali jisai būti mineralizuotas, bet negazuotas geriausiai. Gali būti išties kokybiškas ir filtruotas vanduo. Tiesiog reikia gerti kokybišką vandenį. Ir žinoma, jeigu jūs turite gerą šulinį arba gręžinį ir tikriausiai greičiausiai ir filtrus, tai tikrai vandens kokybė nenukenčia. Taigi aš jums įdėsiu tiesiog tokį kaip dienos panašiai vandens gerimo ritmą ir tikrai pamatysit, kad nėra tai baisu. Ir jeigu jūs nesate įpratę gerti vandens, tai tiesiog siūlyčiau jį gerti po truputį didinti ir paskui pasiekti tą norimą 1,5 litro arba 2 litrų per dieną, kur reikalaujama yra. Jeigu norite dar tiksliau pasiskaičiuoti, tai 1 mililitras vandens būtų panašiai apie kilogramui kūno masės, arba dar kitas skaičiavimas yra 30 ml vandens 1 kilogramui. Tai irgi pasidauginant, pasižiūrėkit, kiek tiksliai reikėtų gerti. Aišku, jeigu neturit kažkokių patologijų, kaip širdies problemų arba inkstų. Čia jau, aišku, vandens kiekiai tikrai mažėja, bet kaip ir minėjau, mes čia nekalbam apie ligas, mes kalbame apie tai, kai dar nėra ligų ir kaip iš tikrųjų išlikti tokiems sveikiems ir nesulaukti blogų pasekmių. Taigi pradėkite gerti vandenį. Aišku, daug yra diskusijų, kaip reikėtų, jeigu norite pagirdyti ląsteles, reikėtų gerti ne iš karto susiversti stiklinę, bet ją išgurkšnoti po truputį, nes tada pagirdomos yra ląstelės. Jeigu norite išplauti toksinus, vanduo tada geriamas truputį kitaip, tai yra, kaip ir minėjom, tai yra stiklinė ir 2 ant karto ir tiesiog galite, išsimėginti, nes, pavyzdžiui, jeigu jūs gersite stiklinę ar 2 iš karto, greičiau nueisite į tualetą, tai tokiu atveju, kada mums reikia kažką išplauti, taip, tai yra kitoks vandens gėrimas. Jeigu norite pagirdyti ląsteles, gerkite gurkšniukais, po truputį pasimėgaukite. Bet į komentarus įdėsiu greičiausiai arba kažkur tai šalia bus paveikslėlis, į kurį galite orientuotis, kaip išsidėlioti savo dienos vandens gėrimo ritmą.